Maniomo Ačiolas, 11-asis jau mūsų apkalbėtas Juozas Lubas, 14-asis Jeremy Obi-Činonsa, 17 numeris Denis Ževžikovas, žaidėjas. Nenori prarasti kamulio ir tos atakos pakankamai gerai gaunas, išsivysto ir dabar matome. Ojojoj, Airidas Mickevičius praktiškai gelbsti situaciją, nors turbūt čia gal labiau šiuo atveju iš Vidurinės Azijos, tai jis turėtų būti temperamentingas, bet aš prisimenu dar vieną dainos trenerį Norvegą, kur lauktum, kad būtų šaltas. Dabar Kojičiaus šūvis šalia vartų. Lazaris Kojičius pasižymė. Laiko lieka nedaug, panašu, kad galbūt tai yra ir paskutinė Hegelmano ataka pirmame kėlinyje. Ir štai, koks epizodas, o dabar jau už galvos gali griebtis Patrikas Popesko. Žiūrime pakartojimą. Čia. Taip, šiek tiek buvo tas kontaktas. Čia jau smūgis po ir matome į gretas. Tai ką, Arūnai, laukime šturmo Hegelmanų? Na, kaip ir minėjau, tikrai jiems 3 taškų norisi. Bet kaip ir taip pat meni... Ojojoj. Dainava, kai tikrai po įžaidimų prasileido 2 įvarčius. Bet dabar išbėga į gan gerą kontrataką ir Vincentas Šarkauskas ir antrą kartą jau pasiseka. Be abejo, kad smūgis į vartus čia paprasčiausias, bet neblogiausias sprendimas. Popesku smūgiuoja. Ir sėkmingai sužaisti netgi žaidinėdamas kamuolį. Vincento Šarkausko perdavimas galite virsti rezultatyviu. Na ir nedažnai pamatysi, kai kamuolys nusiųstas vartininko šią dinamiką ir matyti kitą vaizdą. Štai toks smūgis ir čia vos nesuklysta. Geri Airidą Mickevičių, bet dabar... Tai, pirma pavojinga ataka antrame kėlinyje Hegelmano futbolininkų. Taip, bet vėlgi reikia įvertinti, kad smūgis buvo galva labai stipriai iš tokios pozicijos neprasmūgiuosi ir kamuolys taip ir, bet kaip bebūtų kampinis. Popesku labai nepavykęs perdavimas, bet vėl kamuolys pas Popesku. Kojičius link antro virso ir dabar jau smūgis galva tiesiai į Airidą Mickevičių. Leo Ribeiro. Leo gali išspręsti iš tokią situaciją. Ribeiro baudos aikštelėje. Susipainiojo truputį, turbūt pats su kamuoliu. Bet vėl Ribeiro perdavimas smūgis, gal taip pavadintume. Irgi techniškas futbolininkas. Bet technikė futbole dar ne viskas, smūgis. Na ir kaip pavyksta prasmūgiuoti. Na taip, vienos iš paskutinių atakų. Banevičius kamuolį perima. Ir štai kokia situacija, Kunevskis 1 prieš 1, smūgis ir Kunevskis išplėšė ko gero pergalę Alytaus Dainavai. Na, fantastiška Tomasga. Na ir matome, kas ten darosi prie Dzūkų tankų tribūnose. Vis dėlto dabar dirba ir VAR kabinetas, vis dėlto galbūt... Dar visko gali, galbūt dar palaukime, nes iš to taško, kur mes Naglis sėdime, sunku nuspręsti, bet tai, kad linija buvo labai arti nuošalės ir buvo panašu. Pažiūrėsime. Na, bet apie tas rungtynės gal kitą kartą, o dabar sveikiname Alytaus Dainavą ir jeigu jokių stebuklų neįvyks Gargžduose, Dainava pasivys Riterius.